Programinės įrangos pasaulyje kompromisas laikomas konedūrybė. Žinote, tai tas brandus, protingas būdas suderinti skirtingus požiūrius. Bet ar kada nors pagalvojote, o kas, jei ši visuotinai priimta tiesa yra tiesiog klaidinga? Šiandien pasigilinsime, kodėl tas noras įtikti visiems, renkantis vadinamąjį vidurio kelią, gali būti greičiausias kelias į techninę skolą ir visišką chaosą architektūroje. Tai paklauskime tiesiai šviesiai, ar kompromisas tikrai yra sveiko kūrimo proceso ženklas? O gal tai tiesiog spąstai, kurie veda į painiavą ir neefektyvumą? Pažiūrėkime, kodėl tas atrodytų saugus sprendimas, paimti po truputį iš abiejų, dažnai sukuria kažką, kas yra blogiau už bet kurį iš tų pradinių variantų. Gerai, tai kad visi kalbėtume apie tą patį, apibrėžkim, kas tas vidurio kelio sprendimas. Na, tai tas diplomatiškas pasirinkimas. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo labai protingas, tiesa, jog norisi suderinti skirtingas nuomonės, išvengti konflikto. Bet praktikoje tai dažnai virsta bandymu sukergti du visiškai nesuderinamus dalykus. Štai keli klasikiniai pavyzdžiai, kuriuos esu tikras daugelis yra matę. Galbūt tai tas sprendimas išlaikyti seną derą monolitą, bet tuo pačiu modernizuotis ir prikabinti kelis mikroservisus. Arba bandymas rašyti madingų funkcinių stiliumų, bet vis paliekant tuos senus, patogius, imperatyvius įpročius. Kiekvienas šių scenarijų gimsta iš noro išvengti didelių pokyčių, bet realybėje gauname blogiausias abiejų pasaulių savybės. Gerai, dabar pasinerkime į pasekmes. Kokie yra tikroji kaina, kurią sumokame už šiuos atrodytų nekaltus kompromisus? Kaip pamatysime, ji yra kur kas didesnė nei atrodo iš pradžių. Ši citata puikiai apibendrina visą problemos esmę. Tai žinote kaip toje pasakėčioje apie gulbę, vėžį ir lydeką. Kiekvienas tempia vežimą į savo pusę, o rezultatas – vežimas nejuda iš vietos. Taigi vietoj to, kad gautume dvigubą naudą, gauname dvigubai daugiau problemų. Taigi, esminis momentas yra štai kas. Kompromisai palieka randus. Pirmiausia, architektūroje atsiranda du skirtingi, dažnai vienas kitam prieštaraujantis požiūrį. Antra, naujam komandos nariui reikia suprasti ne vieną, o abi sistemas, tai dviguba kognityvinė apkrova. Trečia, kai reikia derinti kodą, tenka kapstytis po dvi skirtingas logikas. Ketvirta, refaktorinimas tampa tikrų košmaru. Ir galiausiai, svarbiausia, atsiranda nuolatinė painiava. Niekas nebežino, kaip teisingai daryti, o tos pačios diskusijos, pavyzdžiui, ar būsena globali ar lokali, kartojasi be galo. Bet jei tai taip akivaizdžiai blogai, kodėl komandos vėl ir vėl lipa ant to pačio grėblio? Priežastis dažniausiai yra ne techninės, o žmogiškosios. Panagrinėkime tą psichologiją, kuris slypi už tokių sprendimų. Šios keturios priežastys, manau, viską puikiai paaiškina. Pirmiausia, noras išlikti draugiškiems, vengiama konfliktų, kad tik niekas neįsižeistų. Antra, trūksta aiškios atsakomybės, tai lyg laivas be kapitono, kur kiekvienas suka vairą į savo pusę. Trečia, asmeninis patogumas, juk kiekvienas nori palikti savo patogią kodo dalį, kad nereikėtų jos perrašinėti. Ir galiausiai, paprasčiausia baimė. Baimė pasirinkti vieną kraštutinumą, kuris gali pasirodyti esant klaidingas. Gerai, tai kokiagi išeitis? Alternatyva yra radikali. Tiesiog atmesti kompromisą ir priimti aišku, tvirtą sprendimą. Net jei jis nėra 100% tobulus, aiški kryptis visada yra geriau nei jokios krypties. Ir šis palyginimas viską parodo tiesiog tobulai. Vidurio kelias kuria dviprasmybės, sudėtingumą, prieštaravimus. O radikalus pasirinkimas, net jei ir turi trūkumų, sukuria aiškumą, nuoseklumą ir svarbiausia, suprantamumą. Visi komandoje žino žaidimo taisyklės. Šis principas yra raktas į sėkmę. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad reikia užimti tvirtą radikalią poziciją, bet tuo pačiu būti pasirengęsiam ją pakeisti, jei atsiranda naujų svarių įrodymų, kad jų buvo klaidinga. Čia ne aklas užsispyrimas, o apgalvotas ryžtas su galimybė koreguoti kursą. Na, žinoma, pasirinkti radikalų kelią nėra taip paprasta. Iškyla savų iššūkių. Taigi, pereikime prie to, kaip praktiškai įgyvendinti šią filosofiją ir suvaldyti galimas problemas. Einant šiuo keliu susiduriama su 4 pagrindiniais sunkumais. Reikia suvaldyti pereinamuosius laikotarpius, kai egzistuoja ir sena ir nauja sistema, tenka dirbti su senuoju kodu, vadinamoju legacy, kartais tenka pripažinti, kad pasirinkimas buvo klaidingas ir galiausiai būna situacijų, kai išimtis yra tiesiog neišvengiamas. Kai pereinama iš taško A į tašką B, neišvengiamai kodo bazėje kurį laiką egzistuos abu sprendimai. Svarbiausia labai aiškiai pažymėti, kas yra nauja ir teisinga. Pavyzdžiui, Linterio taisyklė, kuri tiesiog draudžia seną praktiką naujame kode, yra puikus būdas užtikrinti, kad komanda judėtų viena kryptimi. Verslui reikia taisyti klaidas ir sename kode.
Tai faktas. Nuo to nepabėgsi. Sprendimas – atskirti biudžetus. Produkto poreikiams skirti pinigai leidžia greitai užlopyti skylę sename kode, o atskiras inžinerinis biudžetas užtikrina, kad nuosekliai vyktų perrašymas ir techninės skolos mažinimas. Štai čia ir atsiskleidžia ta lankščiai laikomasi dalis. Labai svarbu nuolat vertinti savo sprendimus. Jei naujas kelias pasirodė esas blogesnis, didžiausia drąsa yra tai pripažinti ir grįžti atgal. Tai nėra pralaimėjimas, tai yra natūrali mokymosi proceso dalis. Kartais išimtis yra būtinos. Tarkime, atskiriant mikroservisą nuo monolito. Svarbiausia, kad tai nebūtų tylus kompromisas, o apgalvotas sąmoningas sprendimas. Jis turi būti tvirtai pagrįstas, už jį prisimta visiška atsakomybė, o sąveikos su likusia sistemos dalimi labai aiškiai apibrėžtos ir dokumentuotos. Ir čia reikia pabrėžti vieną labai svarbų niuansą. Kalba eina apie esminius architektūrinius sprendimus, kurie keičia mąstymo būdą ir didina sistemos sudėtingumą. Ginčytis iki nukritimo, ar naudoti for ciklą, ar for each metodą yra tiesiog beprasmiška. Tokie smulkūs stilistiniai dalykai neturi didelės įtakos bendrai kognityviniai apkrovai ir neturėtų tapti radikalių sprendimų objektu. Taigi, galutinė mintis yra tokia. Užuot ieškojus patogaus, bet galiausiai žalingo kompromiso, verta išdrįsti pasirinkti aiškę kryptį. Būti radikaliam programavime – tai nesiekis konfliktuoti. Tai siekis aiškumo, nuoseklumo ir paprastumo. O dabar klausimas pamąstymai. Ar projektuose, prie kurių dirbama, kompromisai daugiau padeda, ar vis dėlto kenkia?